Šis bajoras buvo vienas iš pirmųjų lietuvių literatūros puoselėtojų, uoliausių savo tautos ir lietuvybės gerbėjų. Tūkstantmečio ąžuolo kamiene įsikūręs Altaną visą savo gyvenimą paskyrė rašyti veikalams lietuvių kalba, kurie pelnė negestantį tautiečių dėkingumą. Čia parašyta ir viena žymiausių jo poemų – Mužikas Žemaičių ir Lietuvos. Tai vienas ryškiausių šviečiamojo klasicizmo krypties kūrinių lietuvių literatūroje. Tad kviečiame paklausyti ir pajusti šio kūrinio dvasią, kuri paprasto žmogaus gyvenimą perteikia kaip didelę vertybę. Dionizas Poška. Mužikas Žemaičių ir Lietuvos. Dievaičiai žemės, jei kurs turi gerą širdį, tegul tą mano balsą tavo ausis girdi. O išgirdus, susimilk antaip daugel vargų, susimilk ir nedūmok, jog mužiks ir vergu. Eneidos knygoje 2, eiloj 144. Vergilijus. Dalelė žmonių brangi, vienok paniekinta, iš kurio darbios rankos žemės vaisiai krinta. Jei mano raštu tavo vargų nemažinsiu, norint sopulių širdies pasauliui priminsiu. Mužike, tu ciesorius ir karalius gini, ir anų visų laimių rastę pamatini. Ramti garbingų vardų, visų naudų klėtie, skrusdelė, nežinanti, kas tai ir tingėti. Penėtojų giminių tikra nekaltystė, tu mažne viens pažįsti, kas ir viežlyvystė. Viso gero tėvystės sargė rūpesningas. Tos pavardės tau prigul, žmogau nelaimingas. Mužike, kurs pasaulio esi geradėjų. Dėl kogi tave niekin, kaip dulkės tarp vėjų. Tu pavasarį girdint paukščių giedojimą, ar pernykštės rugienas, ar naujas skinimą, nusitvėręs užagrės, gilę vagą rausi. Dūmodams, jogiai vaisių su nuopelna gausi. O kada valdant jaučius sustimpranka viena, grobė antra, ilsinčia pataisai velėna. Bet kol ant minkštos dirvos gali javus sėti, nors 2 kart reikia išarti, 2 kart išekėti. Mužike, jau sulaukiai ditkaitrios vasaros. Iš kaktos kaip iš krosnės kasdien rūksta garas. Ar kada šieną pjauni, ar kad aną grėbi, ar alkans be uždaro šaltus barščius rebi. Matant pievui kiekvieną prakaituotą pėdą, kurio širdis moki justi, apsiverkt negėda. Atein turtingas ruduo. Vėl darbingi laikai. Skubiai einate dirvon ir pacai, ir vaikai. Palieka tuščius namus. Dirbat, nors apilse. Vienas antrą raginant, trumpinant atilsi. Vos dar aušt ir dar saulės spindulių nemėto, o jau tu su šeimyna matai darbo vietą. Tenai per dieną, krūti iki pat vakaro, koliai nepradės temti, kol neužkris žara. Neužtur tavo vargų nei saulės karštumas, nei prakaitai, nei džiova, nei kaulų skaudumas. Kasdieną javus dalgių ar pjautuvų kerti,
kol paskutinio šiaudo žemę neparverti. Kol pėdus nesuriši, dirvas nugrėbstysi, koliai padoriai krūvas eilom sustatysi. O kad nei vienos varpos stovinčios nebliko, gystant namon, ant galvos parneši vainiką. Pons tarė, garbė Dievui, darbymets praėjo. Mužike, kitaip sakai, naujas darbas prasidėjo, o už visus sunkesnis, jei kas gal pažinti, kaip tai staldus, diendražius reikia ištuštinti, kaip po laukan išvežus, po dirvas kapstyti, kaip su šake ant rankų vežimant drabstyti, kaip pūdimą sužėlę sunkus yra kirpti, ir kol rugius pasėsi, nepigu išdirbti. Jei kas norint supranta vargus tokius baisius, tas žino, kaip tai sunkiai pelnos žemės vaisius. Ilgai braidydams purvą, jau sulaukiai žiemos. Vėl kitoniškų vargų atein pradėjimas. Kaip tik tai gaidys pragys, jau neapgali gulti. Reiks pragelą nutverti ir jaujoje kulti. Ar kaip prikalts prie girnų, per didžiausią šaltį, kalbėdams poterėlius visą naktį malti. O kaip tik pradeda aušti, nors vėjai sniegą pusto, vos tavo komelikė pusniai nepražūsta, arba ir žemėvilkais, nors krint gausus lietus, vežk rąstus, ronus, malkas, šatras, tvoras, mietus. Ar važiuok in kelionę per naktis be miego, ing Varšuvą ar Vilnių, Liepoją ar Rygą. Mužike, rašiau darbus pagal mano galės. Netiesa. Tai tik ir darbų mano dalys, kurias tik tai nugraibei kaip varėnė taukus. O kasgi tuos išskynė pievas, dirvas, laukus? Kas sausomis padarė tas pelkes bedugnės? Kas akmenis suskaldė su gelžiu per ugnis? Kas iš upių išvalė butyrinės uolas, ant kurių eldės laivės tankiai susikulė? Kas vieškelius ištaisė, smiltimis išpylė ir iš abiejų pusių tą perkasą gilų? Kas po daržus tuos gražius medžius pasodino ir tuos kalnus su dauboms dailiai sulygino? Kas pastatė tas baltas trobas mūrinyčias? Iš plytų ar iš akmens blizgančias bažnyčias? Kas tuos žemčiūgus, auksus, sidabrus nupelno? Vis tai kruvins prakaits ir mužiko delna. Mužike, ką tu kalbi? Teisus apsakymas. Bet tark man, koksai yra tavo gyvenimas. Sukrosnė grynyčėlė, kurioje gyvenu, tamsi, o vietoj lango lentikės tarp sienų. Toj per dienas ir naktis, ir dūmas, ir garas, kruvin akis, blakstienus krintančios ašaros. Valgims, lapai daržiniai, beralinė duona, o kaušas vandens vėsint troškėjimą kūno. Vietoje lovos, suolas, virkščiomis paklotas. Ant kojų apavimas, vyžos šešlankotos. Apjosimas iš virvės, o krėkliai ir skranda, tai apdarai,
po kuriuos kūno paukščiai lando. Visa nauda – sūdynės, kuriais pelnos valgis. Spragilas, žagrė, pjautuvs, spats, ekėčios, dalgis. Broli mano, per visus mužikų vadintas, argi iš visų šalių esi nelaimintas? Tavo sopuliai sėdos mano širdį giliai. Argi jau ir pons tavo tavęs jau neapmylė? Manas tu geradėjai su geriausia širdžia. Manų sopulių vargų nieks nerek, negirdi. Viešpatį, kurs ir dangui, visi šaukiam Dievu. O ciesorių karalių vadiname tėvu. Pirms did aukštai, o antras did toli gyvena. Dėl to nedain verksmai mužiko nei vieno. Dėl to anie nežino mūsų raudojimo ir baisiausioj nelaisvei sunkių kentėjimų. Pons mūsų, norėdams padauginti turtų, tą kart, kada aš verkiu, pasidaro kurčiu. Kai po gyvulį savo tik dėl darbo augin, kas meta vis mokesnius ir lažą padaugin. Ypačiai gvaltai, sargai, šarvaikai ir talkos. Reik per dienas ir naktis dvare rantyt malkas, reik galvijus ir arklius visados pašerti ir su naščiais ant sprando atnešti jiems gerti. Reik duoti žąsis, gaidžius, kiaušius, vilnas, uogas, riešutus, grybus, sūrius, kailius, linų sruogas ir visokius pramonius, kurie vis didinas. Dievs žino, kaip anie lenkiškai vadinas. O žemės pusrežėlis vietomis smiltingas, kitur tikras pajauris, o kitur purvingas, bet ir tasai toks yr, kad tamsta žinotum, jog šuo didis atgulęs uodega užklotų. Vieną kart miške ilsint ant kelmuko sėdaus. Radau ąžuole bites ir biškelį medaus. Einu pas savo poną, bet tuščio meiti gėda. Nunešiau korį medaus, skundžios ant turėdo, jog žmogui niekad gero žodžio nepasakė. Jog darbų bero kundo, jogiai veltui plakė. Jogiai, tą man bekalbant, pons šauk, balsu garsiu. Tylėk, chame, o to jau tarp vartai pakarsiu. Aš matau, jogiai ponas su manim nejokau. Dvilinkas susirietęs pro duris ištrukau. Uriet zlapt už pakaušio, nurovė kaltūną, kaip kokiam Bernadinui padarė karūną. O kai plaukų nebuvo, už ausies nutvėrė ir ant žemės išvertęs su lazda nupėrė. Einu namon vos gyvas, nupeštas, nuplaktas ir su dideliu gumbu kruvinu ant kaktos. Žydelis tar. Girdėjau, jog ant to negalas, jogiai dabar bus rykštės ant tavo pakalos. Bučiuoju žydui kojas, meldžiu gelbėjimo, tas už cukraus galvelę pirko atleidimą. Taip o žydelis mano sveikatą gelbėjo, bet išklėtės tą ėmė, ką tik pats norėjo. Geradėji, juk moki gudiškai rašyti,
ir visokius rokundus šiaip taip išguldyti. Rašyk pas Aleksandrą, ar pas Konstantiną, ar pas anų senotą, patsai geriau žinai. Juk kasdieną meldžiamės už anų sveikatą. Tegul tie žmonių tėvai žmonių vargus mato. Atsakiau. Neder pirštus tarp durų kaišioti ir svetimoj bažnyčioj žvakeles dagioti. Ar tai aš būdu taksų urvan lapių lysiu? Ar kaip gandras gyvate svetimas naikinsiu? Ant kieno aš vežimo ir arklių važiuoju, pagal jo norą visad giesmelę dainuoju. Kai po dudorius birbin, taip kazoką šoku. Trumpai sakant, gudiškai rašyt nemoku. O kada ir mokėčiau, tai to dirbt nenoriu, nes bajorui ant ponų pikts žodis nedorų. Atstankę, teisiai kalbant, tai prašyt neliuosiu. Tegulgi viešpats Dievs susimil ant jūsų.